į masinę gamybą mes net nesiorientuojam, nes tiesiog turbūt būtų neįdomu kalti tas spinteles, tai daugiau yra individualūs baldai, individualūs sprendimai, viskas nuo idėjos prasideda, o paskui vieni iššūkiai yra, kai kažkokius reikia padaryti sprendimus nestandartinius, kur tikrai yra sudėtingi. Čia jau komandos dėka visą tai mes įveikiam tos iššūkius, konstruktorių pagalba, dizainerių pagalba. Kai ateina klientas ir jis atsineša savo svajonę ir ją perdada man ir aš gaunu naują, reiškia, baltą popieriaus lapą ir kažką turiu sukurti pagal, sakykime, duotas taisyklės, norus į tam tikrą erdvę, tai reiškia, aš esu jau apribota, turi nišas, aukščius, pasvirimus, lygias, nelygias sienos ir tu turi kažką gali nuveikti. Aš juos vadinu auksiniais klientais, nes jie drąsesni mėgsta to paeksperimentuoti, spalvų kažkokių tai raštų nori. Tai va, aš tokių klientų, kai gaunu, tai trinu rankytį, gal dabar galėsiu atskleisti. Nestandartiniai baldai tame ir yra privalumas, kad patekus į erdvę, sakykime, ją išanalizavus, mes ieškom sprendimo būdų, kaip nekinčiant per daug erdvės sukurti baldus atitinkančius visas tas normatyvus, nes ir funkcionalumas turi atitikti visų pirma. Ir tai yra ilgalaikis sprendimas, o ne trumpalaikis, kad tik tai tam kartui, kad patenkintų žmogaus tą lūkesčius, norą turėti, sakykime, tokią virtuvę ar spintą ar panašiai. Norisi kažkokių tai iššūkių, kiekvienas baldas, kiekvienas projektas, kiekvieno dizainerio sprendimai, tai ir mum yra tas įdomu, daryti tuos gaminius.